Geras dalykas yra sėdėti tiesiai, nes atrodai, kad toks, žinai, adekvatus žmogus taip sėdi visą laiką ištiesęs. Toks... Aš tik į savo kampą atsisėdu, tai man čia... Tai gerai, žinai, ten siena yra dar kažką, mes turim visą laiką tai sėdėti tiesiai, tipo. Nes jeigu tai atsisėsi, tai neįbegirdi žmonėsgi, žinai. Galima arčiau kažkaip prisėsti. O tai va. Aš irgi kažkaip patogiau atsisėsiu. Nu gerai. Nu, gerai. Gerai, pradedam. Pala. Na tai ką, sveiki atvykę į dar vieną podcastą. Šį kartą turim naują svečią. Prisistatyk. Sveiki visi. Sveiki visi, naujas svečias. Tai va, grįžtam į naują studiją biškį, persitvarkim. Į stalą turim naują, gražus stalas. Vakariai sakė, nelabai patiko stalas. Aš sėdžiu ant kampo. Tai tas nieks neverti į kampą atsisėsti, tai ateik arčiau Čia tada. nepatogu. Aš čia net kėdės nepastatysiu. Tai aš dabar sėdžiu ant Tai kampo. mes galim biškį atitraukti stalą tada. Nu, nereikia. Nu tai gerai, galima atitraukti. Nereikia. Nu, baig. Anksčiau sakėsi, kad jeigu sėdi ant kampo, tai visada turėsi savo kampelį kažkokį. Tai Man atrodo, sako, jeigu ant kampo sėdė, tai vaikų neturėsi. Ne, jeigu ant kampo sėdi, tai palaik kiek ten 7 metus nesusiras meilis. Tai aš sėdėsiu ant kampo, sako. Liūdnoka. Pas mane tai čia kampulėra, pas mane apskritas stalas. Pas tave čia vienas kampas tik tai yra ir tu dar sėdi savo norą. Nu tai tikia iš to kampo, nu. Po to kaltinsi iš to podcastą, kad nesiseka 7 metus. Susitiksim, kai man bus jau 28, sakysiu, čia viskas per tą kampą. Tu kaltas, tipo, Čia dėl tu. to stalo, dėl šito stalo. Nu, sėdžiu, nu, bet tiesiai ties kampu. Nu tai pasislink, nu, patogumą iškeisk į 7 metus laimės. O, žiūrėk. Vis dėlto įtikinau, kad reikia pasislinkti. Nenori 7 metų blogos sėkmės, ne? O kas norėtų? Kas norėtų? Nežinau, kažkas nori šiais metais. Va, dabar aš čia. O? Bet tam kampe aš geriau tave mačiau. Ja, dabar aš tą esu šilį matau. Nu gerai, va tai va, žiūrėk, pasikalbėsim. Gerai, pradedam, pakalbėsim. Aš noriu pradžiai užvesti temą apie kalėdas. Nes šiandien, nu kaip čia neseniai buvo jau prieš 2 savaitės kažkur tos kalėdas visos. Šventės, nauji metai, tai kaip tau praėjo kalėdas? Na, žodžiu, man kalėdas tai nėra šventė, kuriai... Man kalėdas tai nėra labiau kalėdas, nes 25 tai mano mamos gimtadienis, tai mes labiau visi, žinai, skopia į tai. Aišku, ten, nu, švenčiam, gaminam maistą visą tą 24 dieną. Bet taip išeina, kad 25 sulaukiam svečių ir tas kalėdas persiverčia į mamos gimtadienį, tai viskas toks balaganas išeina, tai nežinau, mums kažkaip naujakas labiau prie švenčių. O nėra tavo mamai, nes žinau, ten, kurie draugai 24-25 švenčia, tai jie, kai vaikai būdavo, jiems sakydavo, nelabai pasisekdavo, nes jie dovanas, tėvam tipo nereikėdavo 2 kartus dovanų pirkti. Buvo tavo mamai toks dalykas, tipo, kad iš karto ir už kalėdas, ir už gimtadienį negavo. Kiekvienais metais dėl to skundžiasi. Yra. Ir kiekvienais metais, nu, gauna tik tai vieną dovaną, bet nors, žodžiu, aš stengiuosi, nors to, kad kiekvienais metais jie atvežu daug gėlių, nes labai mažai kas per kalėdas dovanoja mamai gėlės, o čia gimtadienis ir moteris mėgsta gėlės gauti. Tai nors va, taip bandau kažkaip pradžiuginti. Ok. O kaip tavo vakarė? Nes pas mūsų vakarė, jinai labai mėgsta kalėdas, šventės. Aš labai nemėgsta, bet šiaip prikolas tame, kad tavo mamos 25 gimtadienis, mano sesės 23 gimtadienis. Tai mes kai pradedam 23, baigiam sausio 3, nes mano mamos sausio 3 gimtadienis. Tai pas mus tas visas švenčių bumas yra vienu metu, bet šiaip aš tiesiog nemėgstu. Nu, nuoširdžiai. Bet man taip išėjo, kad aš 24, nu tą, iš 23 į 24 naktį dirbau, tai aš atsikėliau tik tai ant kūčių stalo. Aišku, visi susinervinę buvo, nes visi tenai ruošėsi, visą kitą, o aš buvau tokia, kur aš atsikėliau ir dabar prie stalo. Tada pavalgius išvariau su draugais susitikti, nes mes jau pradėjom pyktis labai. 25 dieną visą dirbau, tai irgi buvo labai gerai, nes man nereikėjo su nieko bendrauti, nereikėjo pyktis. Ir tada 26 dieną nepamenu, ką dariau. Geriai. Ne, negeriau. Tikrai negeriau. Bet nepamenu. Nepamenu. Miegojai, spėjau. Tikrai miegojau. Tikrai miegojau. Tai čia yra faktas. Čia yra faktas. Šiandien mes vakarą, kaip eilinį kartą, 2 valandas miegojai tik tai jeigu biški pikta bus,
Tai Viskas lepykit. gerai, aš jau pabudau. Aš pabudau. Pakalbėsim, perėsim antroje daly prie labai įdomios temos jums abiem bus. Patiks tikrai. Tai tada jinai atsibus, pamatysi. Ir tau Aš jau tikrai dabar patiks, aš atsibudus. spėju. Aš jau dabar atsibūd. Jeigu jūs švenčiat nuo 2:03 iki 3, Nu. tai čia, aš pirmą mintis, kurie atėjo, čia kaip sukoncentruoti, reikia pripirkti dovanų ir kiek pinigų iškart išeina kažkur. Tai mes susitarė su tėvais, kad aš nedovanoju, tipo, kalėdinių dovanų. Nes taip jau išeina, kad gerai, kad aš dirbu visą kitą. Sesės gimtadienis. Man tenai ateina tikrai nemažai pinigų, nes vien dėl to, kad, į mamą žytą, aš ją lepinu ir taip toliau. Ką padovanoji sesiai gimtadienio proga? Paslaptis. Nu. Tada dar mamai irgi tu nepagaili, visą kitą. Ir man daug kas tenai pato sako, tai mes irgi turime mamas, tėčius, brolius, sesės ir taip toliau, mums irgi reikia pato pirkti dovanas. Bet yra vienas dalykas, kada tau išeina daug pinigų vienu metu kalėdos ten visą kitą ir kada tu perki tenai kelius mėnesius, tu vis tiek spėjai užsidirbti. Nu, tai variantas visus metus taupyti ir tiesiog Viską išleisti. Tai aš rytai yra mano sesė, aš ją vardu vadinsiu, aš rytas dovaną realiai užsakiau, vieną dalį, užsakiau. Dar dalim pastatovaną. Taip. Ką tai tam batutą užsakinėjai? Ne, užsakiau gal 2 mėnesiai prieš jas gimtadienį, nes dar būna labai prieš kalėdas visas kaip ir daug nuolaida, bet kaip ir viskas brangiau ir rečiau viskas laiku ateina, tai aš stengiuosi pagalvoti apie tai daug prieš tai. Aš jau vasarą pradedu galvoti, ką aš galėčiau dovanoti, tai aš biški planuoju, įsivaizduoju, kad aš turiu tą planą. Tai man pagal tave jau reikėtų dabar galvoti, tipo, ką dovanot mamai dovanų. Nu, žinai, kas yra? Jau geriau, aš pavyzdžiui, kai aš apgalvoju iš anksčiau, aš per visus metus, nesvarbu, kad mano mamas buvo ką tik gimtadienis, bet aš visuomet ir mano sesė lygiai tą patį daro. Ji kažką pasako, kad, šitas visai fainas, tu pasiemi, pasirašai į telefoną. Pasiemi ir eina metai ir tu po to gali, kai jau artėja tas gimtadienis ir čia nesvarbu, tenai draugai, mama, tėtis, brolius, sesė, tu pasižiūri ir tada tau nereikia galvoti tenai savaitę prieš, o ne, tai ką man čia dabar nupirkti. Tai jau geriau atsidarai tuos nautus, nes vis tiek visi pasako kažkas, kad, čia būtų visai faina. Bet pas tave gerai, kai visi šeimoje sugalvoja, ką jie nori dovanų. Nes, pavyzdžiui, tu specifiškai to ir neklausi, tu stebi, reikia stebėti žmonės, tu pasiemi stebi iš to, ką jie pasako, ar ten nueini į parduotuvę, pasako, gražus šalikas. Ir tu pasiemi telefoną ir rašai. Gražus šalikas, mamai patinka. Šalikas, buvo parduotuvėje tokioje ir tokioje. Ir tada tu turi pasirašęs ir tada tau mažiau reikia galvoti. Yeah. Na, aš kažkaip taip overcomplicatinu šitos situacijos su dovanom. Aš tiesiog likus ten 2-3 savaitėm, tipo, sugalvoju, kas mamai, pavyzdžiui, patiktų, mano manimu, ir padovanoju. Aš net taip nedarau, aš kitą dieną važiuoju ieškoti. Arba tiesiog ateinu tiesiai šviesiai prie mūsų, sakau, kažko reikia, sako, feno reikia, sakau, gerai. Parodyk, kurį važiuosiu nupirksiu. Va, gerą idėją, David, Dysoną mamai nupirkti. Šiaip girdėjau, kad Dysonas biškiai overrated. Ne, bet jis, kiek naudoja, pavyzdžiui, tie visi kirpėjai, tai jie visi Dysoną naudoja kaip plaukų džiovintuvą. Nežinau, ten mamai jinai kažkokį pasirinko, nupirkau, tai laiminga. Ir ne Dysonas. Ai, ne Dysonas, tai duosim po to, kad mamai neleistų ant Dysono pinigų sutaupyti biškį. Gerai, pakalbam tada, kaip jūsų praėjo nauji metai. Šventėt? Šventėm. Šventėm kaip reikiant. Šiaip, aš pradėsiu. Taip, mes tai ir laukiam. Iš esmės tai planavau ramiai, kaip praeitais metais, taip pat tiesiog su šeima pabūti ir išeiti prie Saliutų į katedros aikštę. Pasikviečiau porą draugų, kaip tik tikriausiai pažįstat Benas, buvo pas mane atėjęs. Nu, žodžiu, susirinkom namuose, viskas tvarkingai, aišku, dieną prieš ruošiamės ten ilgai. Išėjome tada katedros aikštę, pažiūrėjom Saliuto ir tada viskas nuėjo kažkaip ne į tą kryptį. Užėjome vieną bariuką, po to paskambint draugelis prie namų jau stovėjo laukia, grįžom namo, ten jau tėvai, be svečių mūsų laukia, jau jeigu svečių nėra, tai reikia su mumis bendrauti. Tai kažkaip taip išėjo, kad apie 6 ryto dainavau karaokes, o apie 8 tik tai jau mėgot. Tai
naujakas pasisekė. Užskaityta, žinai, patiko. Ir su kompanija pasisekė šiais metais ir kažkaip, nežinau, nieko nebuvo suplanuota, bet buvo maks linksma. Bet ir geriausia, aš manau, tokie būna šventės, kurios nėra planuota, žinai, tokias, kur tiesiog, ekspromptu, žinai, kaip bus, tai bus. Dažniausiai būna, kai viską tipo suplanuoji, gerai, pasimsim tą, veiksim tą, tai nieko neišeina, viskas eina pagal planą, ten kažkas sugenda, kažkas atsitinka, kai nėra jokių planų, tiesiog yra pinigai, laikas, alko, viso, galima bet ką sugalvoti. Ir kažkaip kažkaip pačia taip išeina, kad tiesiog linksma. Taip, tai geriausiai ir išeina tokia šventė, žinai. Pas mane tai aš irgi šiais metais pirmą kartą švenčiau prie katedros, kaip ir tu sakytos, saliutų žiūrėjau. Gaila, kad manęs nepamatė, nes mes atėjom su dideliu šampano buteliu ir aišku, mums buvo per daug, nes mes tik po vieną stiklinę savo įpylėm ir padėjom laistyti visiems kitiems ir aš dar turėjau kišenį daug vienkartinių podeliukų, tai visiems dalinau. Tai jeigu būtum prie manęs... Kurioje tai vietoj buvai tada? Aš buvau prie Narvesino, aš buvau. Aha, tai labai toli, nes aš buvau prie laikrodžio. Kurio? Ten dar, prie to akmens, kur... Ai, tas... Prie svajonė akmens, jo. Jo, šiaip toli, nes ten buvo labai daug žmonių, žinai. Mes atėjom ir, tipo, kur biški laisvas vietas pamatėm, ten staptelėm, tai gerai, toliau neįsiu. Mes tai kaip tik norėjom, žinai, kuo arčiau ten draugė, iš viso likus 5 paskutinę minutėm laukia Narvesinė eilėje, nes jai reikėjo žibintuvėlį nusipirkti, kad aš pasakau kitam podcast'e, kad tipo draugė susigalvojo tokią tradiciją, arba jai mama ten pasakė, kad jinai išsikirpo mažą lapelį tokį. Ir ant jo tipo reikia užrašyti norą, sudeginti likus paskutiniai minutiai iki naujų metų ir įmesti šampaną taurę ir išgerti su tais pelenais tipo. Tai jinai ieškojo tą žibintuvėlio. Žiebtuvėlio. Narvesinė nusipirko likus 2 minutėm iki naujųjų. Tada bandė jinai ten tą lapelį sudeginti, pusę lapelio tik sudegė, kitai draugiai iš viso nesudegė, ta tiesiog suvalgė tą lapelį tipo nesudegintą, žinai. Ir taip, atšventim tos naujosius metus, ten tie saliutai, fejerverkai buvo, aišku, labai fainai buvo, nes ten ir muzika buvo, visa kita, tai šampano išgėrėm ir po to jam švęst. Man biški prikolas, visus metus žinai, kad tipo, per naujaką nori sudeginti lapelį ir likus 2 minutėm ieškai žiebtuvėlį. Bravo. Jo, ir irgi kalbino, aš irgi bandžiau uždegti, ne, aš iš viso bandžiau užrašytą ant lapelį, vopšiai nesirašė niekas, tai tiesiog sakai, fuck it, tipo, nereikia man. Tiesiog lapelį suvalgai be užrašų. Gerai. Užrašyta, žinai, tiesiog lapelį valgai. Po to sugalvosite, kaip užsirašys. Kame bairį, žinau, kad po 2-3 valandų, ten 2-3 ryto, draugė sako, blemba, abi ten 2 draugės, tas, kurios sus lapelius valgė, sako, tipo, blemba, man lapelis nesudegė, man pusė tik lapelio sudegė. Sako, va, yra pas mus dar to popieriaus likusio, davai dar suvalgom, tipo. Tai jos rezultate iš viso suvalgė apie 10 lapelio abidvi. Ir čia neprikolas, tipo. Gal 8 kokius, tai. Exposini draugės. Jis jau žino šitą, kad aš kitam podcast'e jau minėjau apie šitą, tai. Tai normalu. Na, bet čia gal tradicija, aš tiesiog gal... Tradicija valgyti po 8 lapelius. Ne po 8, žinau. Po 2 kokius 3, bet gal ne 8, kaip pagalvoju. 3, 8. Bet joms skanu buvo, legali pykti. Gerai, tiesiog nepykstam ant žmonių, nereikia džedžint. Ne, šiaip fainai, gavos tą tradiciją, kartosim kitais metais. Šį kartą ir tu parašysi ir valgysi. Taip, šį kartą bandysim kuo daugiau lapelių suvalgyti. Kam pirmam vidurius padėšaisim tokį žaidimą. O kaip tavo vakarė naujų metų? Man tai buvo taip, kad aš nieko neplanavau. Ta prasme, praeitais metais aš jau galvojau, kad vėlai viskas susidėjo ir aš ten tik tai 2 savaitės priežinau, kur aš ką darysiu. Tai šiais metais buvo taip, kad aš tiesiog žinau vieną faktą, kad mano viena draugė, kurios aš nemačiau labai ilgai, nes jie yra mano kursiokė, žodžiu, iš Kėdainių, vasarą buvo visą laiką Kėdainiuose, tik tai kelias dienas susitikom ir po to į Erasmusą išvarė į Graikiją, tai aš jos žiauriai ilgai nemačiau. Tai žinau tik tai vieną dalyką, kad jie grįžta, aš norėsiu su jie, tai pas mus buvo tiesiog tas planas, kad mes kartu ir daugiau nieko. Ir mes tiesiog tokias, mes kartu ir artėja 29, 30 ir pas mus planas tik tai, kad mes kartu. Ir tada galiausiai 31 susitikom su kitais mūsų
Žodžiu, jie yra gyveno barake ir aš kadangi Vilnietė barake negyvenau, bet netoli barakas aš ten labai daug laiko praleisdavau. Tai mes turėjom tokią barako hebrą ir dabar jau yra keli persikėlę į butus, tiksliau, vienas ir po to 2. Ir jie gyvena per 107 metrus vieni nuo kitų ir mes susirinkom pas juos, tiesiog susirinkt, kaip senais gerais laikais, kaip barakė, kur tiesiog atsigulė ant lovas, šūdus kalbi, visą kitą. Ir tada išėjo taip, kad supratom, kad niekas neturim, kur švęst naujų. Tai mes susirinkom tiesiog, taip 8 val. Vakarį 30 dienos, susiplanavom, kad mes 31 pas kažkurį iš jų švenčiam naujus, susirinkom. Dar keli tenai pažįstami mūsų bendri atvarę. Buvo nuoširdžiai žiauriai gerai. Nes buvo tokie, kur patys artimiausi žmonės, man buvo nuoširdžiai labai širdelį gera. Mes ten žaidėm stalo žaidimus, dainavom, šokom, nuvarėm į lauką prie šlipsų to tilto pasižiūrėti ferverko. Bet kaip ir nieko neįvyko, bet buvo žiauriai gera, man žiauriai patiko. Viskas dėl to, kad plano nebuvo. Teisingai. Nebuvo tokio momento, kai praėjo tą 0-0-0-0, nehitino kažkaip, tipo, kad blemba jau metai praėjo. Tipo, pilni metai praėjo, jau žiūrėk, ką aš tipo pasiekiau. Nebuvo tokio momento, nehitino. Nes man tai kažkaip praėjo tas 0-0-0, sakau, blemba. O ką aš per šios metus tipo nuveikiau, toks hitino. Nebuvo jam tokio dalyko. Tipo, kad būtent tokios minties, nes aš pilnai suprantu, kiek aš daug esu padaręs per šitos metus, bet buvo kitas dalykas. Mes šventėm beveik su tokia pat kompanija kaip ir praeitais metais. Ir tokia stovim, metai praėjo. Lygtais vakar matėmės ir šiandien, tipo, vėl ir kitas naujakas ir tokia tipo. Ok. Greit, bėga laikas. Žiūrėk, susitiksim rytoj, vėl švęsim naujus metus, tipo. Man kažkaip nežinau, man labai greit praėjo tiesiog laikas, tas, nežinau, čia gal kai senėjai jau tokie dalykai tipo vyksta, kad laikas tiesiog eina vis greičiau, bet žiauriai greit prabėgo, jau žiūrėk sausio 9 šiandien, sausio 5 diena jau tipo yra. Viskas dėl rutinos, kada pradedi saugt, pas tave mažai yra tų naujų dalykų, kurių gyvenimas pamatai. Ir tipo, kas mokosi, tas, žinai, stabiliai eina į mokyklą, kas dirba, tas, žinai, stabiliai dirba. Jeigu sportuoji, tai pagal grafiką, žinai, eini sportuoji. Taip išeina, kad tau dienos pasidaro nieko įsimintinos ir jos tiesiog atminti prakrenta. Ir dėl to atrodo, kad laikas labai greit prabėgo. Šiaip, jeigu pastebėtum, kada išvarai kažkur į kitą šalį, tai ten savaitę tau eina daug ilgiau negu savaitę čia kažkur mokykloje darbe. Pritariu, nes aš kaip tik buvau išvažiavęs 20 kokią dieną į Suomiją, tai ten buvau 2 savaitės lygiai, tai gal biškai anksčiau buvau išvažiavęs. Tai žinok, tikrai pritariu, tos 2 savaitės, lėčiau tikrai eina negu... Bet tau atrodo, kad tavęs ilgai čia nebuvo ir visi, žinai, galvos, pagaliau grįžo, bet tu grįžti, o visiems kitiems tavęs nebuvo, žinai, dieną, 2. Nes gerai, teisingai sakai, gal ir taip ir yra, iš tikrųjų, kad ta rutina, tas pačias dienas, tie patys darbai, ta pati rutina, tas pas maistas, taip prastumė tą visą greit laiką ir... Tai papasakau, kaip tau sekėsi toj Suomijai. Gerai sekės, man labai patiko. Kalėdų senelį matei? Taip, 2 kartus net. Ne, 3 kartus. Bet nuotrauką pasidariau tik 1 kartą. Ir kad pasidarytą nuotrauką su kalėdų seneliu, reikia sumokėti 20 eurų. O tu gauni tiesiog nuotrauką... Kodėl tu tai padarai? Tai tu palauk. Kadangi mano tėtis žino slaptažodį kalėdų senelio. Nesakysiu koks, bet slaptažodis yra. Tai kas žino, tai žino. Ir aš nuotrauką gavau nemokamai. Ten dar su video gavau, kaip pas kalėdų senelį atėjom. Tai labai fainai buvo. Bet man pasakysi, gal aš nuvyksiu pas kalėdų senelį ir pradėsiu mylėti kalėdas? Va, tau pasakysiu, kad vėl mylėtum kalėdų senelį, kalėdas būtinai pasakysiu. Ačiū. Bet šiaip labai gražus Suomijai pasakysiu. Ten ta visa žiema, dabar va, aš kai išvažiavau iš Suomijos, dabar va šiom dienom rekordiniai šalčiai Suomijai. -4 laipsniai šalčių. Dabar va Suomijai. Tai, man čia dabar šalta. Tai įsivaizduoju, kas ten. Kiek aš nekenčiu žiemos, kiek aš nekenčiu, kada šalta, man
nežinau, plus 10, jau tragedija. Tai jo, bet man pasisekė, nes aš kai ten buvau, tai buvo daugiausia minus 20, kokiu buvo daugiausia šalčio tipo. Nelyščiau iš kambario, man sėdėčiau hotelį ir viskas. Ja, ne fainai, jo, pritariu, kad šalta, bet gražu tenai labai Suomijoje. Yra tos visos eglės apsniktos, nes Suomijoje tipo nėra ten daug miestų labai, daug tos visos žmonių labai daug ten nėra. Ten iš viso Suomijoje yra daugiau briedžių negu žmonių. Ir čia yra faktas, ta prasme. Ten briedžių. Tų didelių. Tų mažesnių elnių. 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 Ten yra kokių 300,000 elnių, o, na gerai, gal skaičius nelysiu, gal mažiau biškai yra gal tokie. Bet žodžiu, elnių yra daugiau negu žmonių ir čia yra faktas Suomijai. Tai ten yra vien miškai beveik, pušys tos, o namų miestų mažai yra. Tai mes ten daugumą važinėjom, aš ten mačiau tas apsniktas eglės, bet jos labai gražios yra. Tai tikrai verta pažiūrėti vien dėl gamtos Suomijos. Navyk tenai. Gerai, o dabar, biškai, ištroškau. Perinam dabar apie tave pakalbės. Pašnekovas mūsų esi svečias. Pašnekovas, tai apie tave noriu pakalbėti biškai. Prisistatyk, pakalbam apie tavo YouTube kanalą. Ten nieko gero, aš tik... Nu, kodėl nieko gero, šiandien ją supažindinau su tavo YouTube kanalu, man labai patiko tas, kur įkėlei su... Antras to... Ne šitas, kur dabar reikia prieš šitą, kur su ten kitų youtuberių dar kažko, kur... TikTokerių, Jo, su TikTokerių, kur varėt tas gymo aesthetics versus strength. Tai va, tas man patiko. Kaip tu sugalvoji tokį idėją padaryti? Sėdžiu, žiūriu statistikas YouTube savo. Tiesiog. Galvoju, reikia kažką padaryti, kad gal biškį paaugtų peržiūras. Reikia kažkokį TikTokerių pagalbą. Taip, realiai, žodžiu, aš turiu viziją, kaip aš noriu matyti tą sport kontentą pas save. Ir aš turiu kelias žmonės, su kuriais bendrauju, su kuriais, tikrai, žinai, įdomu ir su kuriais noriu kai ką pafilmuoti. Žinai, aš domiuosi daug kuo, jeigu apie sportą kalbam, tai, žinai, tas dziudo, wrestlingas, powerliftinimas, šiaip bodybuildingas, turiu draugų iš parkūro, turiu draugų, žinai, šiaip iš gimnastikos. Ir tai būtų labai įdomu sujungti. Bet, kad tai viską, žinai, nuo kažko pradėti, nusprendžiau tiesiog pakviesti tą paną Aleksandrą, tiktokerį, kad išbandyti savo sugebėjimus su kažkuo, žinai, tokiu tipo žinomesniu pafilmuot ir pažiūrėti, kaip iš vis tai išeina ir kaip tai žmonės žiūri, kaip į tai žmonės žiūri. Tai va čia buvo toksai pabandymas, toliau, Bet aš matau, žmonėms patiko visai tas video. Jo, jiems patiko, kad čia buvo, žinai, toksai neordinalus dalykas, nes tas panas Aleksandras dažniausiai jisai konfliktuoja su visais ir mes tik tokia bandėm tą dalyką prastum, kad tipo pas mus konfliktas, o po to jie užeina į mano YouTube video ir ten kaip visada, kaip visur draugiškas, tipo, kažką paveiksim šiandien, pakelsim svoris, pažiūrėsim. Jo, man tas ir labai patiko. Aš manau, jeigu tu dar padarytum kokį video su arm wrestlingu, kažkokį. Vat aš dabar noriu padaryti, tik tai laukiu, kol pasveiks mano draugas. Jisai šitais metais, jau praeitais metais, iškovojo Europos čempą, dešinę ranką ir, man atrodo, kairę ranką, antrą, trečią vietą užėmė. Dar ir taip yra, taip pat rankom? Taip, yra dešinę ranką, yra kairę ranką ir po to yra absoliutkė. Subėjom, tai iš karto. Ne, absoliutkė tai dešinę ranką, bet ten visas svorios kategorijos sueina į vieną. Ta prasme, jeigu tu sveri 85, tai gali absoliutkiai sukovoti su čuvaku, kuris 105 sveria. What the fuck? Ir čia dar ne faktas, kad tas čuvakas laimės. Taip, nes svoris arm wrestlingė reiškia, bet net tiek daug kaip kitose sporto šakose. Ok. Nes aš visą laiką galvoju, jeigu tavo kokiu šiam kilų, o tavo priešininkui 8, tai 8 laimės visą laiką, ne? Pas mus ten klube yra treneriukas, kuris daug lengvesnis už mane ir, man nėra šansų su juo iš vis pastovėti. Ir tas mano draugas, beje, jisai sveria 85 kilus ir su juo, jisai Europos čempas, su juo ten be šansų. Ta prasme, tai, kad aš sveriu 95, tai, kad kažkas ten sveria virš 100, nėra, nepadės. Ok. Jo, šitas įdomesnis ir aš manau, nėra daug tokių video, žinai. Tai visai įdomu žmonėm būtų. Ir ten šiaip, kažkada man atrodė, kad tas arm wrestlingas labai bukas sportas, kur, žinai, tiesiog pastatai ranką, kažką lenki, bet ten realiai, jeigu įsigilinti, labai įdomu, nes ten daug skirtingų technikų, daug skirtingų raumenukų reikia ten padaryti, yra daug taisyklių, kurias, žinai, reikia atsižvelgti. Tada šiaip, kada pats kovoji už stalo, tai atrodo, kad tik tai su ranku kovoji, bet
per tą minutę kovos, per tos porą sekundžių, kol išsistatai, visas suprakaituoja, nes visą kūną turi įtempti. Nu, čia tipo toksai sportas, kuris atrodo ne kažką, bet kai pradedi gilintis, tai labai įdomus. Bet man žinai, kas baisiausia, aš kai man būna kartais išmeta Instagramo reelsuose, kur tipo lenkia žmonės rankas ir vienam, va tai, va, kitą pusę, ta visa ranka, ta alkūnė, visa išsisuka. Čia yra realu? Tipo? Čia yra realu, bet per varžybas, kiek važiavau palaikyti to savo draugelio, tai čia beveik niekada neatsitinka, nes tai atsitinka daugiausia naujokams, arba tai gali atsitikti sportuojančiam po traumos, jeigu jisai nepilnai atsistatęs. O naujokai tiesiog savęs nesaugo, žinai, neturi ten kažkokios jėgos, neturi normaliai pastatytą, žinai, tą formą. Iš visų jėgų lenkia, atiduoda ranką ten už pėties, ten pasitraukia kažkoks raumenukas. Žodžiu, čia toks klaida naujokų, kurie numetę galvą kažką ten bando įrodyti kažkam. Gerai, pakalbam dabar apie jūsų abiejų mėgiamą temą, apie mašinas. Papasako, kaip atsirado tavo aistra mašinam. Nes aš mačiau tavo Instagram'e yra jau 2 mašinas, turi ne Mazda, Miata ir BMS. Taip? Taip, bet to antro BMS tu Instagram'e dar negalėjai matyti, berods. Aš neatsimenu, ar kėliau jį. Nu, aš mačiau kažką. Seną BMS matei, dabar kitas. Dar kitą turiu. Taip, tą seną jau pardaviau, dabar nupirkau F30 trojkę. Ok. Sako tau vakarė kažką? Man tai sako. Ar tau kažką sako? Man mažiau sako, nes aš nentiek ant mašiną. Jeigu domės automobilis ir jeigu patinka vokiečiai, tai praeitas buvo 335D. Aš mačiau. Ai, ok. Bet aš realiai esu japoniško automobilių fanas. Tu japoniško, aš tai visiškai vokiška. Tai va tie vokiečiai, tai man tiesiog dailiai automobiliai, bet aišku, kad mėgsti, kad jie, žinai, ten važiuotų, tai ir galingesnis pasiėmė. Bet aš japoniško automobilių fanatas ir pas mane nuo mano pirmos mašinos buvo Civicas, 2 Preliudai ir dabar Mazda. Nu, pas mane tiek mašinų nėra, aš tiesiog, mane tėtis išmokys. Mane tėtis labai išmokys. Tai, va, prieinant prie klausimo, tai mane prie viso šitą privedė tėtis. Visas šitas dalykas apie mašinas, viskas, ką aš žinau, yra iš tėčio. Nes nuo vaikystės, nu, pas mus tenai ką... Kai mergaitė, jūs gal nežinojo, ką ten su manim bendrauti. Tai... Va, jau kvarštą pasukždai, sako, tėtis. Sakys, mašina turi 4 ratus. Ne, nu, tėvo, jis žiūrėdavo, pavyzdžiui, formulę. Aš, nuo kiek save pamenu, žiūriu F1. Aš labai gerai pamenu, kai aš buvau pati mažytė ir pačius durniausius klausimus uždavinėdavau. Tai man nuo pat mažumės aš iki šiol žiūriu formulę. Stengiuosi nei vienu gonką nepraleisti. Tai iš tėčio viskas yra atėjo, iš tėčio mano visi nusistatymai apie vokiškas mašinas, apie elektrinės mašinas. Bet nes mane tiesiog tėtis išmokė, kad vokiškas mašinas yra geriausias. Ir nieks man nuomonės nepakeis. Nu taip, yra gerų, tenai ir japonų, aš čia jau daug kalbėjau Dominikui. Bet pas mane su vokiečiai yra vokiečiai. BMSai, nu, šiaip, tie patys Volkswagenai, jie yra patvarus. Audi. Saudi turi mixed feelings, nes man Audi yra labai kai man pasako Audi, man galvoja tiesiog skamba. Čia telpa mano hebra ir bulvių 3 maišai. Talpi mašiną, ką žinau, aš tik pliusus matau, tipo, dalys pigios visai. Šiaip naujas mašinas, nu tikrai yra gražios Audinės, negaliu nieko sakyti. RS-ai visi, nieko. RS6, man labai graži mašina. Tu negali nieko sakyti apie tokią mašiną, bet man vis tiek bulvių 3 maišai, tada eina BMSai, Mersai, Porsche, kaip galima tokių mašinų nemylėti? Nu, dabar tu sakyk. Su savo vokiečiais, tipo. Žodžiu. Aišku, aš niekada, stengiuosi nesikišti, jeigu kaip žmogus galvoja, tai, čia jo, žinai, mintis, jeigu kažkokia mašina patinka, tai tegul patinka, nes kiek žmonių, tiek ir skonį. Taip. Bet iš kitos pusės aš dirbu jau 3-4 metus gal tokia įmonė, kuri remontuoja automobilių variklius, tik tai varikliais. Ir kiek daug, žinai, tų tokių mašinų, kurie visi sako, kad va, jinai tokia gera, žinai, taip man patinka. Tai
kiek ten bedų yra su tais motorais, kiek pas BMW'us yra tas 3 litris dizelis, kuris visi galvoja, kad jisai iki šiol legendinis ir geras, kiek jie genda, kiek Volkswagen mums atveža. Jeigu žinotų, Aš žinau, ir kiek jie pravažiuoja, būna, mašina pravažiavo ten 30 000 km ir jau totalas, jau motoro neegzistuoja, tai mašina jisai pilnai išsipaštas ir tiesiog žiūri į šitą viską ir galvoja, nu jo, naujos mašinos gražios, bet gal tik tai ir liko. Gerai, o tai kokią mašiną geriausia pirkti tada iš senesnių, kuri patvariausia yra? Nu, tu supranti, čia vėlgi tu negali tai pasakyti, kad būtent tą mašiną aš turėjau pirmuką, 1.8. Jis buvo tragedija. 8 metų per tą visą laiką, kiek aš jį turėjau. Jis pas mane, aš atvažiuodavau į servisą, man nieko nereikėdavo pasakyti, į mane pažiūrėdavo, sakė, o, mažas baltas BMW, nes jie jau atpažindavo mane, bet esmė tame, kad jie man gesdavo detalės, kurios tiesiog jį buvo susenusios. Man spiruoklė, ten surūdysios ir taip toliau, subirėjo biški. Bet užtat praeitą žiemą reikėjo kažkokią ten detalę, kuri jungia žvakę su... Mes jau per daug giliai įdami šiandien. Nu, va. Pakeitinimo relė, kaip suprantu. Taip. Ir žodžiu, ir ji visiškai neveikia. Tai mano mašina prie -10 užsikurdavo be visiškai žvakių. Jas vien iš motorų užsikurdavo. Reikėjo biškį palaikyti, kol laikais ten dūmų gale primėtydavo, kaip su traktoriuku. Panašiai, panašiai, tai ir skamba dizelis. Tai gerai, palauk, jis neatsakė, jisai žino geriau negu tu, palauk. Kokia yra patvariausia mašina nusipirkti va dabar? Greitai autobus. Žodžiu, elektrinė, ne? Tik tai ne elektrinė. Čia yra tokia situacija, žinai, kad senos mašinos genda dėl to, kad senos, o naujos mašinos genda dėl to, kad padarytas specialiai taip, kad neilgai važiuotų. Ir dar yra toks dalykas, kad naujose mašinose įkišta labai daug technologijų ir panaudota daug technologijų ekologijai ir gali išgauti. Pavyzdžiui, jeigu mes paimsim, seną, net neseną, 2000 metų slyvą su 3 litrų dizeliu, tai ten 105 kW, jo. Dabar pasiėmėm kokį nors naują BMW'ą su to pačiu 3 litrų dizeliu, minimum 200 kW, ten 109. Ir pavyzdžiui, yra GT 3540D, kur ten po 2,8 kW iš to pačio 3 litrų dizelio. Tai ant kiek ilgai jisai važiuos, suprantamas dalykas, kad iš jo išspausta viskas. Taip pat ir su senais japonais, kažkada buvo paprastas, žinai, ten pavyzdžiui 4 cilindrų atmosferinis motoras, kur nieko nėra, jisai, žinai, tiesiog visą laiką važiuoja ir kur dabar įkiša 1.4 motorą, kuris 2 kart daugiau galios turi turbą, ekologijas ten Euro 6 užglušintas, uždušintas viskas ir dar mašina, ir dar tas visas motoras įkištas į Toyota Land Cruiserį, tą didelį 6 tonų tą mašiną. Tai faktas, kad tas motoras išbirės, žinai, ten po poros metų. Ar supratai, Dominikai? Jo. Žodžiu, aš tau paaiškinsiu paprasčiau. Senas mašinas. Aha. Ten buvo viskas paprastai. Kaip padaryta, tai padaryta. Taip. O dabar tos naujesnės mašinas įdeda kuo mažesnę ten litražą variklius ar kažką tokio ir bando išspausti kuo daugiau. Taip. Tai kaip tau gali atlaikyti tas motoras, kuris, kai tarkim, mažiukas variklis yra ir įdedamas į žiauriai didelę mašiną. Dabar supratau. Prašom. Dabar aišku. Per daug ten žodžių papareiškiu. Pačios mašinos padidėja ir vizualiai. Va šitą aš suprantu. Man paprastai yra. Jeigu prastai, tai senos mašinos genda dėl senumo, naujos dėl to, kad... Per daug išspausta iš jų. Okay. Tai va šią gaidą ir einam į antrą dalį. Padarom pauzę. Taip, grįžtam į antrą dalį. Ir antroji dalyje aš pasirašiau jums mėgstamą car tier listą. Tai va. Aš jau vakarį Dominikui sakiau, kad mes susipyksam. Tai dabar bus labai įdomu. Tai aš tau kaip svečiui duodam, yra visokių mašinų modelių, ne? Taip, iški reklamą, naimsim. Taip, yra visokiausių mašinų modelių. Tai dabar jūsų abiejų užduotis, kadangi jūs susitarti ir surinkti jūsų manimų geriausias mašinas, tada mažiau geresnės, tada šitas. Nereikia iki pačio dugno, bet va šitie 4 tarpai turi būti užpildyti jūsų nuomonę jums geriausiai ir labiausiai patinkančiom mašinom.
Man atrodo, galimai vyksim, nes Aš irgi prie dabar. japonų. Galim sutarti, kad amerikonai. Gerai. Gerai. Man tinka. Nu tai va, prašau, pradėk. Man yra na gerai, aš leisiu tau pirmai, bet vienas turi būti dalykas. Na. Honda į apačią neina. Net nepradėjo. Nu tai gerai, pradedam. Nuo kurios pradedam? Jas listą, kurį. Ne, pala, reikia žinot, kad pradėti nuo galo. Nuo galo yra lengviau, nes yra... Tu nuo šūdų pradedi. Nu, tu supranti, mums lengviau yra atmetinėti. Nu gerai. Atmetinėti, nes mes žinom, kas patinka. Gerai, kitaip padarom. Aš jums sakysiu, kokia yra mašina ir kur ją dedam, okei? Nu, ne, sunku taip. Kodėl? Nuo Gerai, apačios Fiatas. Fiatas, Kur dėtume? na, man prie kokios... Į šūdą. Taip, bet reikia palikti vietą dar labiau šūdą. Taip, aš sakyčiau kokią D, nes, taip, na... Gerai. Ne, aš sakau F. Na, aš irgi F dėčiau. Ar tu sutinki? Sutiks. Pratė visą tai. Gerai, tada einam prie Citroenų. F. Be komentarų, tu net neturi žodžio tarp šitų. Toliau, Chevrolet. O kodėl Akurą praleidai? Nežinai, kas čia per marką? Elektro, Ne. man mažai girdėta mašina. Čia premium Hondos padalinys. Postinis Honda padalinys, žodžiu. Čia Honda gamino mašinas. Galim susitarti, kad ne S. Na gerai, bent jau A gali būti. Akura, žinai, tokį mašiną kaip Honda NSX. Nežinau, kad nuoširdžiai pasakysiu apie Hondas, aš žinau. Tai gerai arba nieko, tu su juo. Vėliau pasidėsim šitą. Toliau, Chevrolet. Kur dedam? Kažkada turėjo gerų mašinų, dabar tai, ką žinau. Aš tai į kokį C dėčiau. Aš D. Ne? Na, dabar Gerai. man, Gerai. dabar tokia, kur... D dedam. Ne. Nu gerai, dedam į D. Toliau šitą praleisim, įsivaizduoju, kad čia per mašiną Volkswagenas. Volkswagen, prašau, ji yra tokia medium mašina, tokia Šeimos visiškai mašina. medium mašina. Kur tu... Nu bet yra tie džipukai visai neblogi. Bet tu supranti, Passatas legendinė mašina, nenužudoma. Grinai Passatai, Golfai, tai yra tokia lietuviška medium mašina. Žiūrėt, yra po to Porsche'as ar dar kažkas. Yra, mačiau, yra. Nu gerai. Yra. Nu, tai grinai yra medium mašina. Medium, nu aš Aš sakyčiau į B. Nu aš į A įkiščiau, nes šiaip yra gerų mašinų. Nu, Ir čia taip toks yra. labai didelis brandas, kuris susikaupęs. Ne, nu pas tai... save. Ne. čia Viskas tai kaip- Dedam į faktas. B. Kol kas į B gal vėliau pakeisim, okei? Toliau, kai šiaip per mašiną. Praleidžiam šitą Honda. S. Vakarė. Aš Gerai. tiesiog žmogui leidžiu. Mes galim, Ne, tai argumentuok. mes galim biškai aptarti šitą dalyką. Senas Hondas. S. Naujas Hondas. Kiškit kur norit. Nu gerai, dedam į A. Aš tiesiog, Ja. kadangi Ja. mes esam draugiški. Tas draugiški, tai ja, okei? Vakarė, tinka tau? Taip. Okei. Toliau, Ferrari. Aš turiu, Aš tikiuosi, tu formulai ne už Ferrari. aš ir už Ferrari, ir už... Aš ne už Red Bullus. Ei. Va toks. Versta. Turiu. Nu tai kur dedam, kur kišam? Žinai, kas yra su Ferrari? Nu, jas gražios mašinas. Ankaba. Motorai beria. Ne, esmė tame, kad... Surinkta belenkaip. Brangu. Brangu ir surinkta belenkaip. Gražu. Gražu. Pasižiūrėti. Spalva. Neparduoda niekam tų mašinų. Eik. Jeigu aš dabar norėsiu nupirkti kažkokią įdomią Ferrari, man neparduos, aš turėsiu nupirkti Tai Jolis kažkokią paprastą, po to brangesnį ir po to mane parims į klubą. Ir jeigu aš supilsiu nors vieną iš tų mašinų arba kažkaip nusifotkinsiu ne taip prie tos mašinos, man neleis daugiau Ferrari pirkti. Tai čia toks brandas, kuris, žinai, Nu jo. nedraugiškas. Statuso reikalas. Toks itališkas. Nu tai kur kišam šitą šūdą? C. Ne, jas... Tu negali nieko sakyti. Galiu. Tu negali, galiu. Nu, Tai kur dedam, sakykit? Nu, C, tuščia vieta, va, ten galima sukišti. Ne, aš C gal man būtų per žemą kaip Ferrari. man skaudėtų širdį labai. Dedam Aš nesakau prie... prie Hondos. Tinka? Gal prie Volkswageno tada nors. Vakarė, apsigink.
Aš nėra taip, kad aš žiauriai aukštinčiau Ferrari. Man tiesiog... Tai badėn. Tinka. Biški, ne į temą, bet sakai, kad žiūri formulę. Taip. O Dakarą žiūri? Dakarą aš vakar prasidėjo. Aš žinau, kad vakar prasidėjo, bet aš pastoviai pramiegu, aš pastoviai nebūnu tuo metu. Okay, nes mes kažkaip... Aš nežiūrėjau, biški darbė, žinai, ten klausėmės, klausiausi naujienų iš mano bendradarbių, bet praeitais metais tokia tradicija pas mus prasidėjo, kad su draugu po Naujako tiesiog nusipirkam tą GO3 ir žiūrim Dakarą. Tai aš tiesiog visuomet tėčiau užklausiu, kaip Dakaras ir jis man viską, ką reikia, man papasakai ir man gerai. Aš taip darbė, kiek metų girdėjau, tai tada super. Čia panašus dalykas. Aš nežiūriu Dakarą. Nu, mes supratom jau. Važiuojam šiandien, pažiūrėsim. Kaip tik 8. Kur dėka? Kur rodo? Tai pas mane galim. Važiuojam. O, kaip romantiška. Tai važiuojam. O šiandien kaip tik startas buvo, ta kvalifikacija. Jo, man draugas siuntė. Bet aš ne tas žmogus, kur labai suprašiau apie Dakarą. Ten važiuoja ir turiu pasiekti tikslą kažkokį. Tu turi, žinai, kas yra, kaip ir su formulė. Man daugas sako, vakarė, kodėl tu žiūri kaip 20 debilų 2 valandas tiesiog ratais važiuoja. Dakaras šituo tai biškai įdomesnė, ten ratai, ten jie patys taiso, ten mašinas. Aš žinau šitą, bet esmė tame, kad irgi, čia paėmus Dakaras irgi, jeigu tu iš tos pusės pasižiūrėsi, Nu jo, šaika kažkokio nejasno žmonių važiuoja kažkokią dykumą ir tiesiog važiuoja iki kito stopo ir su skirtingais. Kai kurie važiuoja netgi ne rezultatui, tiesiog važiuoja, kad pasiekti finišą. Ir jeigu net nepasiekė, stovi laimingi. Sugedom. Ir dabar su skirtingom transporto priemonėm, vienas su didelėm, kitas su mažom, kam taip daryti, ir ką ten žiūrėti, kaip važiuoja kažkas. Ir po to tvarko, ir po to realiai laimingi būna, ten pasijuokia iš to, kad ratą pametė. Nu, bet taip gali pakalbėti ir apie krepšinį. Kažką, ne, bet tai paimk. Jeigu tai bendrai... Tada paimk, visi sportai yra debiliški. Taip. Nu taip. Dabar žiūri golfą, žiūri, visi tyliai, 30 žmonių žiūri kaip kamoliuką. Kaip vis galima golfą žiūrėti? Nežinau, močiučių kažkoks senelių tipo sportas, nu kas žiūri, nu tipo, kas ten tokį įdomaus. Arba pavyzdžiui, tenisas. Tu turi įsigilinti, nesakau, aš įsigilinusias į formulę, aš žinau taktikas, aš žinau, kada jis ten turi būti, pati galvoju už juos. Gerai, pasakyk, kaip gali būti įdomus tenisas? Ten taškai. Man atrodo, kad čia, žinai, labai panašu kaip su arm wrestlingu, tu turi įsigilinti ir tada labai daug tų niuansų, žinai, ir tada tau pasidaro įdomu. Na gerai, ping-pongas. Nu, tai nesakyk tasai, tai vapšė. Čia next level sportas, ten žinai, kokias reakcijas reikia. Na šiaip jau. Nu, tai čia su viskuom yra. Kol tu nepradedi gilintis giliai, tau nebus įdomu. Gerai, sutinku. Perinam prie mašinų. Renault. F. Renault gavnu. Trumpai. Gerai, toliau Rolls Royce. Bet šiaip dabargi Renuškės varikliai eina į Mersas iki 2 litrinio. Taip, bet jie mašiną tai neišmoko daryti. Yeah. Gerai. Rolls Royce'as. Nu, nesakyk, brandas labai geras. Jo. Aš sakyčiau prie A ar B. Nu, galim prie A. Tinka prie? Tinka. Prie šito mašiną aš nežinau, net nėra prie ko prie jų prisikti. Mazda. Miata S. Vakarė? Vakarė? Ką ten sakė apie šitas mašinas, šitą brandą? Ne, nu gerai, aš sutinku, kad ne, nes pas juos yra pora gerų modelių, bet tiesiog aš turiu Mazda Miata ir man jinai yra geriausia mašina pasaulyje. Jeigu žiūrėt į Mazda kaip į brandą, tai galit kišti kur norit, bet jeigu žiūrėt į Mazda kaip į Mazda Miata, tai tik tai S. Tai va, aš prieš tai Dominikai sakiau, kai jis man parodė šitą, sakau, tu įsivaizduoji, kas yra, sakau, taip, pagalvojus, jeigu taip pagalvoji, tas Toyota. Kas pirmą šauna į galvą? Priusai, Aurisai, taksistai, avarijos, visa kita. Bet tada tu nepagalvoji iš karto apie kokią Supra, kur visai neblogą mašiną. Tada pagalvoji apie kokį Bamsą. Ta pirma
Yra dvi Stotelės, stadijos. Arba avarijos. Arba šiaip- jeigu apie mašinas, tai arba galvoja apie biterius, arba, nu, jau į gražias mašinas. Na, bet čia tiesiog Bet tai yra va, tokias kaip i3, nu, kur smartai. nu, tokie smartai. Bet realiai žiūrėt, va taip va dabar į brandus ir jos Bet čia va dalykų. tiesiog Tai yra tipo, labai sunku, nes... Pasiemi, tipo, su kuo tau Mazda asocijuojas, tiesiog va, kaip brandas. Nu, tai Neįmanta. žiūrėk, buvo būtent toks man dalykas, kad- asocijuojasi su Mazdom. Jam asocijuojasi su jo mėgsta mašina. Ir yra, žinai, toks dalykas, kad mes galim, pavyzdžiui, modelius kažkokius rinktis ir juos statyti, nes ir Fiatas turi normalių modelių, Taip, žinai, taip, taip. ir Renault turi normalių modelių. Tada galim patį brandą žiūrėti. Pavyzdžiui, politika kai kurių brandų man iš vis nepatinka, politika kai kurių brandų man labai patinka. Ir tas pats Volkswagenas, kiek yra nesąmonių pridaręs, jeigu kalbam apie patį brandą ir kiek jisai gero yra padaręs. Tada, žinai, jeigu mes, nu, čia labai tokia tema, kur labai sunku dabar paimti, kažkur įdėti, nes, nu, irgi, Mazda, ką jinai dabar daro, tai dabar jinai pradėjo daryti normalius mašinas. Ką jinai darė ten, nežinau, 5-10 metų atgal, čia buvo kažkokia tragedija. Ką jinai darė 2000-aisiais, ten yra krūva labai fainų modelių. Ir taip su visais brandais. Ir taip netgi su visais, nu, žodžiu, tas pats Mersas turi gerų mašinų dabar, blogų mašinų. Nu, žodžiu, čia labai sunku tai paimti ir tiesiog padalinti tos visus brandus į vietas. Nu, bet kur dedami? Nes, pavyzdžiui, va, irgi Ferrari. Mašinas gražios, taip. Mašinas gražios, Taip galingas, padėt. bet ką jie daro, į autosportę labai gerai Dėk kažkada jie. važiavo. Dėk į A. Ar mes ką nors įdėsim jas? Dėsim. Aš tikrai dėsiu. Taip. Kia. O Infinity kodėl? Čia Praleisk. Nissanas, čia Praleisk. premium Nissanas. Čia labai gera mašina. C galima įdėti. Šiaip. Labai gerai. Šitą dočą gali Nu. įdėti. Ne, aš noriu Kia įdėti dabar kažkur. Nu, palauk, tai einam iš eilės gal? Nu, dodžą prie Chevroleto. Chevroleto. Va, aš Kur sutinku. tas Chevrolet? Ja. Įdė. Da. Maseratė, ne? O Kia praleidai dabar. Ai, sorry, Kia Kia praleidai. Taip norėjai Kijas. Kia. Kur dedam Kia? Gija. Senelių mašina. Kodėl seneliu? Nes Škoda. mirus atrodo. Škoda yra senelių mašina. Ne, tos Kijos tokie. Volvo yra senelių mašina. Volvo yra. Volvo ne. Yra, Ten Volvo yra, ta prasme, svajonių mašina. Taip, bet senelių. net Nu, supranti. iš senelių kartos. Aš Tu matau. pasensti, kada nupirki Volvo. Nu, bet tu su jie gyveni, Pasidarai tipo, jinai saugus tau kaip ramus. žmona realiai yra. Bet būtent, kai tau jau nebelieka nieko kita, tu gali įpirkti ją, išlaikyti, nu jos, nes jos tas. Žinokit, aš su Volvo atvažiavau šiandien čia. pas jus. Rimtai. Tai jas atėdam. Ką žinai, nu jos patvarios, visai solidžiai gražios mašinos. Tame ir esmė. Patogios, Volvo važiuoklė gerai. yra patvarios mašinos. Tu ją įsėsi, ji ilgai važiuos, bet brangiai atsieis visas taisimas. Nu, Bet pigiau nieko negu tokio, tu Merso. nusipirkai jau šitą mašiną Su ja ir tu irgi. važiuosi. Su Ir ja tu turi pinigų, vadinasi, nes jos pakankamai brangios. Volvo Nu, naujas. saugiausia mašina. Naujas. Nu, Jo. jos labai saugios. Yeah. Tai tie visi. Pas jos politika tokia, kad iki 235 ar iki 230 nei vienas žmogus neturi žūt Volvui. Okay. Jie dabar bando tuo siekti. O čia iš vis yra Volvo. Ja, yra kažkur. Yra? Tik dabar rasti. Prie Va, manęs. Volvo. Tai Volvo, kaip suprantu, S dedam. Ne? Nu, Oi. Ne, kau. Jeigu mes čia kažką pakalbėjom tokio, tai... Na gerai, dedam kur į B. prie Volkswageno kišom. Jo, draugeliai, tipo. Toliau Kia, Kia? taip ir nebaigiam. Aš Aš- man nepatinka, mano širdžiai labai nepatinka. Man jų dizainas irgi ne kažką tokias cheap, tokias... Ne, šūdas mašina. Nu tai dedam. Ne, čia per žostą. Jie labai... D kažkur, nu toks, tipo, ne, taip. ne visiškas šūdas, nu, bet geriau negu šūdas, tipo. Toliau Maserati. F. Kodėl? Nes visai dailės mašina. Nu, jos tipo galingos. Nes tipo, brangios kažką, irgi. bet Nelabai, aš matau daug žmonių, kurie Jo. būtų fanatais Maserati. Kokie Aš teisininkai. sakyčiau C. Tiesiog tokį, kur... C? Nu, bet bliamo mes aukščiau Chevrolet įdėsim. Nu, gal ir nusipelnė jo C. Nu, D. Dedame C, tebūnė. D sakai? Poršas. D. D? Porsche į S kišam ir net neklausim nieko. Ačiū. Ačiū. Visiškai Čia- čia- sutinku, be komentarų, čia vis taip suprantama. O tu Kia permetė, o ne Maserati. Aš čia viską stebiu, viską Kur matau. tu vadai šitai D? Nu gerai, kišime D toliau. Alfa Romeo. F. D. Aš sakyčiau C.
Mes galim pažiūrėti mašiną tą paskutinės gulė arba tą tai idėją, bet viską, ką jie darė iki to momento, tai F. Tai dėl viduriuką daimų. Nu, galim. Ar... Ne, aš... Nu, D. Paliekam. Nu, nėra ant tiek jau gera mašina. Gerai. Mersas. Atsiprašau, aš vairuoju Mers. Šiaip, jeigu... Žmonės, kurie mane žiūri, žino, kaip aš reaguoju į Nekenti versus. Merso? Mers. Kodėl? Oh. Ne. Aš tai S dėčiau 100%. Žodžiu, man patinka, kaip atrodo seni Mersai, labai seni. Iki 2000-ųjų, dar iki. O nuo 2000 iki 2015 jie darė totalų nesąmonę. 2016 faceliftas. Bet ir čia pas juos ten biškė su inžinierija kažkas nesiseka. Nu, aš... Bet čia mano, žinai, tik tai mano Aš žinau, nuomonė, tai aš žinau, dėkit viskas- kur norit, viskas nes brandas yra nerealus, jie pasidarė, žinai, daug ko, pas US klasai čia kažkas. Gražiai žiauri mašinos. Ne Interjeras. visos. Man labai jų interjeras. Interjeras yra tik žiauriai. tai naujų. Nu, ant jo tie Tu ledai supranti- visi gražus. Nu, dabar tenai, kur jau dabar pasitvarkė, nes anksčiau man tas ekraniukas ir jis ir pas mane tas pats. Jis tiek metų nesikeitė. Ta prasme, visas mašinas naujėjo ir taip toliau, bet tas ekraniukas taip ir toliau liko tas mažas, kur atrodo dar 12 įdėtum tokį, kur dėjo, nežinau, kokių, nepamenu, kurių metų. Nu, bet tebūnie. Nu, tai kur dedam? Galim į A, Galim prie prašau. Volkswageną sukišti. Ne, aš noriu į Aš ją. ją- Labai prašau į ją. Tu Labai, aš ją labai, labai norėčiau. prašau. Mercedesas Žiauriai tavo gražu. nuomonė yra Rolls-Royce lygi? Ne, gerai, dabar aš suprantu, kaip blogai atrodo Honda Rolls-Royce lygi. Jo, Rolls Royce kažkaip per žemai. Man atrodo, mes pakelsim tiesiog Rolls-Royce. Pežai. Pežai? F. Fakt. Ja. Fordas. O Lančia praleidai. Čia geralį legenda. Nežinau už tai. Lančia Delta F. Nu, Ar kaip? Nežino žmonės, tokias jam neįdomu. žino. Nu, daug kas nežino. Nu, žino. Aš kalbu kaip žmogus, kuris nežino apie mašinas, tai aš nežinau. Rally. Fordas. Rally grupė B. Ten, žinai. Lančia. Fordas. Visi. Kur dedam Fordą? Amerikonai. Aš irgi dėčiau. C. Kur tu vakarą dėtų? Tebūnie. Gerai, dedam C. Kas čia Amerikan? Nežinau. Lexus. Negaliu Aš nieko be- blogo pasakyti. man Aš be negalima. nuomonės. Aš tiesiog be nuomonės. Aš turiu nuomonę, bet man negalima nieko blogo sakyti, nes mano panelė yra Lexus fanatė ir tiesiog reikia patilėti geriau. Tai dedam į C ar į B? Prie Volkswagen gal pabandom. Dėl panelės. Nu, gal ne. Kad nemuštų patauką. Tegu panelė pyksta ant manęs, aš nenoriu prie... Dedam į C. B. Aš į C labiau Aš linkčiau. irgi į C. P. Sorry. Ne, šiaip gražios mašinos. Nu, neblogai. Ne, bet- gražios tai tikrai. Ne, nu nieko. Bet Labai ne Ferrari lygio tipo. Va būtent, kad geriau už Ferrari. Ferrari dėjo. Aš nesuprantu, kad ten Ferrari veikia taip Aš aukštai. nežinau, kodėl jūs ten lydėjot Ferrari. Aš nedėjau ten Ferrari. Patebulė kaip yra, taip yra. Hyundai'us. Prie Kijos kur nors ten. Kažkur, Jo. jo, taip pat toks mašina, tai mašina Jaguarai. Lotusą Lotus, praleidai. nu. Nepažįstu šį rytą. Girdėta, bet nelabai iš mašinų žinau. Nu, dėstūpkit, nu. Nu gerai, praleisk. Ne, tai dabar palaukit. Ne, tai dabar aš eisiu pasigūlinsiu kažkaip ir mašiną. Tai kur Lotusą dedam. Nu, tegu pasigūglina. Jo, vaka man meta Lotusas. Parodė tą mašinas, nu. Nu, tu pasižiūrėjai. Au, ok. Aha. Au. Aha. Mhm. Aha. Nu, bet nėra jos. Žinai Tesla gi jo? Jo. Žinai Tesla Tipo Roadsterį? roadsteris. Taip, tai čia Realiai jo Roadsterį panašu. jam. Bet man čia labai ir Lotus šitą į... Kaip tas paukštis? Pamiršom. Nu, žodžiu, kur deda šitą Lotusą? Aukštai. Jeigu taip aukštai Ferrari, tai prie Ferrari galime dėti. Ferrari? Nu, deda. Toliau Jaguaras. Labai piktai žiūri.
Pagal mane, aš tiesiog laukiu, ką pasakys, nes pagal mane čia britaniška šūdų krūva. Nu, taip, Ne visiška šūdų krūva. aš dėčiau prie C. Ja, tai aš Gerai. tinka. Tau tinka? Nu, sa- taip, tokia, kur taip vardą turi. Nu, Jeep. vardas jo yra. Ja, Jeep. Jeepai. Kažkur prie Amerikono reikia, bet jau vietos žiūriu mažai. Tai mes kaip nors talpinsim daugiau dėk prie tų amerikonų. Prie Chevroleto. Chevrolet. Audi. Ir GMC irgi tenai prie Chevroleto. Audi nėra mašina. Ui, tai vietos daugiau. Daug tos vietos yra. Oi, tai galim viską čia sukišti. Audi, kodėl? Audi? Prie Volkswagen kišam. Jo, šiaip tai. Jeigu taip Dabar- Volkswagen užkišti. BMW. A? Aš sutikčiau. Okay. O, žiūrėk, Mersas ir BMW. Super. Tesla. Kažkas žemiau F yra čia? Eikit šiek, nu nėra, esu tiek blogas, nu, nesakykit. Ne, Na, kaip jie Žiūrėk, jos- parduoda tos mašinos, kaip jie reklamuoja, tai viskas yra, nu, tiesiog, wow, bravo jiems, žinai, kaip jie visą Taip, taip, padaro taip, taip. reklamą ir visą. Bet kaip tos mašinos padarytos ir iš visą šitą paviestką, oi, šiaip viskas, ką jie šneka apie tos benzininius mašinas, tai... Na, bet žiūrėk, tipo, jos tausoja gamtą, traukia Ne. žiauriai Palauk, gerai. Ne. palauk. Tausoja Nu, traukia neblogai gamtą. Baisiai iki gerai traukia. 100 PM. Nu, tada baterija jau gal ir biški krenta jau staigiai. bet- Tausoja gamtą, pavyzdžiui, Ne, žinai, kas yra? Ne, tausoja jos gamtą, kada važiuoja, bet tu žinai, kiek tas baterijas teršia gamtą, kada jas reikia sunaikinti? jo, O kodėl jas reikia sunaikinti? nes Todėl, jos kad jos išgyvena vis kaip tiek- tavo iPhone baterija, jinai ne visą gyvenimą taip pat laiko. Nu, Pas tave iPhone Jos po 3 dar metų jau daugiau teršia nebelaiko. gamtą negu Tesla irgi. benzininiai, dizeliniai varikliai. Jūsų tų baterijų sunaikinimas. Nes, na gerai, gerai. Tipo, gerai. žmonija nemoka perdirbti dar tų Ja, aš ličio jau baterijų. supratau, kur mes dedam tą Teslą ir net nesiginčiu toliau. Gerai, Bugatti. Hayendas. Na, aš nemanau, kad bus geriau nei Volkswagenas, nes čia Volkswagenas ir yra. Tai va, nes, Bet čia nėra ir antiek gerai, aš manau. nu, jos taip Prie- baisiai brangios. Jos turi vieną modelį ir Jo, ir pardavinėja visiems. Tipo. ne visiems. Nu, ne Ne, visiems ne. jo, kas prieš aibų biškit. Toyota. Bet šitą idiotą. Nu, Toyota, Nesakyk, nu, čia geras. Čia kaip Volkswagenas, čia, žinai. tipo visų naudota, visų matyta tokia. Na, aš negaliu dėti Bet prie aš tam Volkswagen. 6B. Aš žinau, bet galim, nes man ant tiek sugadina pliusai tą visą vaizdą, kad aš negaliu į jas rimtai žiūrėti. Nu, Nuo širdžiai nebegaliu Toyota Land žiūrėti. Cruiseris. Aš žinau. Kokia Tie- istorija. pikapai tie visi. Aš žinau. Hailiuksas nesugadinamas. Nemirtingas. Nauja Supra su BMW kartu padaryta. Ai, tas šūdas. Kodėl šūdas? Nežinau, man nepatiko tas. Wow. Čia kalba žmogus, kuris ką tik norėjo aukščiausiai dėti Teslą. Ne, Teslas aš nenorėjau aukščiau dėti, aš tai kokią būčiau dėjęs. Nu, Kodėl tau naujo Supra nepatinka? nu nežinau, nu, jeigu, nu, toks atgaivino seną daiktą. Toks, Ne, ten naujas technologijas, afigienas nu, motoras. gerai, aš tik išvaizdą žiūrėjau, tipo, nu, taip Išvaizda, nu tobulai perpiešė seną Nu, mašiną. taip, nu gerai, gal ir, nu gerai. Ne. Iš BMS viską geriausiai paimta, iš Toyotas paimta dizainas. Nu, tiesiog padarė, nu, sutaupė pinigų ant inžinieriavimo, bet padarė labai gerą mašiną. Gerai, dedam. Jeigu tu dedam sakai prie gerą mašiną, aš B. nesiginčiu. tada. O, Dedam prie B. Nu, dabar. čia C. Čia C. Žinok, Palauk. Nesimato. Gerai, toliau turim Dodge. Tai prie amerikonų kišų. nu. Nu jo, kažkur ten ir ten. Čia Hammeris. Čia Bartas buvo prieš tai. Nu. Čia. Aha. Čia Čia Sport Škoda, Fiatas. ne, čia ne Škoda. Čia Opelis kažkoks bus. Čia ne Opel. Bus Čia kažkoks, Opelis. Čia nesąmonė. Čia Opelis, pats Čia kažkoks šūdas, čia... Dar kažkoks brandas buvo. Hammeris. Imam Hammerį. Prie amerikonų. Nu, taip pat. Tipo visi amerikonai tau dėja, ne? Nu, tu supranti, tiesiog yra tie, kurie mėgsta amerikonus,
kiti nemėgsta. Man, pavyzdžiui, gražu pasižiūrėti, gražiai skamba. Nepatinka to muscle carai visi tie? Man nepatinka, kad jie ryja 100 litrų ant 100 Jo. km. Gal ir yra. Ir juos labai gražu pažiūrėti ir jų garsas tikrai nuostabu. Aš kažkada atvažiavau prie džimo, vienas dodžis aš laukiau ir įsėdau į mašiną ir aš tiesiog laukiau, visą laiką sėdėjau mašinai, kad aš išgirščiau tą Ta mašiną. sena V8 amerikiečių čia jo turi kažkokį savo šarmą. Jokia kita V8 taip neskamba. Taip, nu taip pat tu negali prikėpti, bet, nu, čia amerikonas, nu, negali. Tik priminsiu, Lexusas aukščiau Dodge. Ir... Tai čia labai gerai. Nu, Na gerai. labai. Na gerai. Toliau Pagani. Gražios mašinos, gražus interjeras. Žinok, toks dalykas, kaip mes galime aptarnėti tokias mašinas, kai mes net neturėjom galimybės prisiliesti. Čia, žinai, Bugatti mes kyšam. Tenai, Pagani, tenai. Volkswagenas iš Bugatti aukščiau. Ir iš Volvo. Pas mus Bugatti prie C, taip, prie Fordo. Pas mus Honda A lygį. Žemiau mes turim Žinojot, ką pagrindinį. pakvietėt? Pas mane tiek Honda buvo. Mazda Miata, žiūrėk, kur Mazda stoja vapšė. Mazda su Rollsu kartu. Pas mus Mes vienintelis labai- S lygiai yra Porsche'as. Čia tiesiog mes sugebėjom visi sutikti, kad Porsches daro daiktus. Gerai, toliau, nu tai, nežinau, Pagani, nu paliekam, tiesiog Mini Cooperį davai. Kodėl paliekam? Įdedam kur nors. Įkišam kažkur, nu davai, įkiš kažkur. Kur kišia? Žinok, norėtųsi įkišti aukščiau Ferrari, bet Ferrari per aukštai stovi. Bet tu negali Ferrari dėti prie Lexuso ir Fordo. Fordą, jo. Gali, pas juos sankabą laiko. Ne, tai galim. Nu, prie B. Nu gerai, prie manę. Bet pas mus B. Pas mus labai įdomi. Mini Cooperis. Mini Cooperis šūdų krūva. Kodėl? Aš kažkada važiavau, nu, mane vežė. Toks jausmas, kad mane fūra pravažiuojanti nupūs. Ir ten viskas taip nu bendrai, kai sėdė, atrodo taip netikra, taip byrančiai, taip pigiai. Nu gerai, F. Nu, Ne, F. ne. D? Dabar BMW Mini Cooperis daro. Na, Okay. aš sakyčiau C gal. Sutiksi. Nu, nežinau. Šiaip, nu, C. gerai, vairuoti Mini Cooperį yra linksma. Jo, Naujos. čia taip. Taisyti Mini Cooperį ir žiūrėti kaip salonė, tai visi rutuliukai kažkokie Jo. yra nelinksma. Nu dabar Nissanas. Jo, mes Infinity išmetėm, jau nepraleidom. Ar nepraleidom? Va. Ai, tai Nissaną ten pat. Sakai, aš tai B dėčiau. Tai tiesiog yra. Ai, nu, GTR prisiminė, Nu. įbadėsim. Oi, palauk, kur čia šitie. Na gerai, ta. Buvo. Toliau. Įmam Subaru. Man tiesiog nepatinka, ką žinau. Gerą mašiną šiaip, bet neilgai. Na, tipo, mano vienas iš geriausių draugų, jisai vairuoja VRX, seną, 99 metų, man atrodo, turiu apžiūrą YouTube apie šitą žmogų ir apie jo Subaru. Ir, nu, jisai ten labai tą mašiną myli ir jinai labai fainai važiuoja ir man labai patinka. Bet ten jau 3 variklis. Nu tai kur kišam šitą? Aš žinau, D? Nu, ne, Aukščiau? geriau nei amerikiečiai. Taip, tikrai geriau negu. Nu, jisai gali Nu, būti. Prie Bugatti. Prie Ferrario gal nekišim, žinai. Prie Bugatti tiks. Opelis. Žapelis. Žapelis. Ką žinau, man tai irgi labai per vidurį mašinytė. Man tai labai idėja sukiščiau. Aš irgi dakišiu. D? Nu, Nu, tipo, ar tu pirktum savo norų Opelį? Aš tiesiog išlepusi esu. Tai pas mane, aš kai pardaviau pirmuką su tėčiu, sakau, o tu supranti, kad tu mane su mašinom išlepinai. Sakau, tu mane į Opelio Astra neįkiš. aš ir neturėdamas pinigų Opelio nepirkčiau. Na. Tiesiog, Tai kur kišam? D. D? Nu, D. Tai. Aš nieko neturiu prie žmonės vairuojančius, bet kokias mašinas jūs vairuokit, ką nori, čia mano nuomonė.
Toliau Land Rover. Reikia šitą pasakyti tikriausiai pradžioje jo. Aš čia tiek mašiną apšikau. Nu, mano kanale aš labai draugiškai prie visų brandų. Šitam kanale. Bet čia matot, kas tarp šūdų krūvos, kodėl Honda aukščiau vietoj Ferrario ir Bugatti. Bugatti vapšė prie Fordo ir Lexuso. Nu įdomi čia. Bugatti prie Mini Cooperio. Ja. Tesla vapšė šiknoji. Mes Tesla šūdas. Gerai, Tesla jūs. Land Roveriai. Šūdų krūva? Dedam prie Amerikonų. Nu gerai. Nu, pats pasidėjau F. O kodėl Jaguaras tada aukščiau? Nu gerai, tiek to. Britaniška šūdų krūva. Sabai. Lėktuvai. Tai lėktuvai, kur čia tau yra dabar? Kuriai? Kiškide. Tau da tiesiog kaip, šiukšliadėžė kažko. Ne, šiukšliadėžė. Gerai, D šiukšliadėžė, F čia. Čia žinai, D kur, tipo, nėra nuomonės tiesiog apie mašiną. Nu, šūdų krūvą ir jo, D kišam. Kur nepatinka, tiesiog, nu, tebūnė, bet nesinori pasakyti, kad labai blogai. F čia tiesiog prancūzų šiukšliadėžė. Toliau. Bet realiai. Elektrinė šiukšliadėžė pasakyčiau. Žiūrint, kur Teslas kišta. Lamborghini galim prie Volkswageno ir Audi, ten visas vieną krūvą eina. Na, ja, tas pats gaminta. Bentley. Prie Rolls, ką aš žinau. Graži mašina. Kur čia? A tu visus mašinas tik tai į grožį žiūri? Man rodos tikrai taip. Ja. Žinai, graži, negraži. Žinok, Rollsas tai aukščiau. Ja. Okay. Kodėl tad Mazda? Mazda Miata. Nes taip turi būti. Gerai, taip. Toliau, ką mes turim. Man visą laiką, kada jūs pasakot Mazda, man galvoj groja ta tokia iš TikToko tokia labai trukdžianti muzikytė. Mazda Miata. Ir aš niek galvot negaliu viskas. Na gerai, paskutinė iš tokių. Nu gerai. McLarenas yra. Kur? Čia tiek dar mašinų, čia Chevroletas, galime į Amerikonus įmest. Na Chevroletas. Oi, ne Chevroletas, čia tas. Užheitins man dabar. Prie Amerikonų mes pagal būna. Jo, aš irgi pamiršau pavadinimą. Nu, žodžiu. Mitsubishi. Motors. Lincoln irgi ten galima pat. Tiesiog sumesk. Tiesiog iškledėži. Shelby irgi. Nu gerai, Shelby irgi. Nu, Shelby, bent jau C gal. O žiūrėk, o Abartą, va šitą va, čiagi Sport Fiatas, tai gali įdėti į D. Nu, biškai aukščiau negu Fiat. Nu, logiška, ką? Nu gerai, liko mūsų iš... O Kionizak, žiūrėk, ten dešiniai. Va čia, Kionizak. Jo, šitą. Čia gali jau prie tos, kaip ten, prie to superkaro įdėti. Prie B. Čia va, prie Paganį gali įdėti jo. Ir tas paganimas. Prie superkaro Toyota vadinasi, ten superkaras. Dabar pas mus superkarai yra B. Tai net ne superkarai, Paganį ir Kionizak, čia hiperkarai. Nu, nafiek. Pas mus tiesiog sport mašina Porsche'as yra aukščiau nei hiperkarai. Gerai, Mitsubishi. Realiai pas mus Bugatti C. Kur Mitsubishi dedam? Aš tai C kokį dėčiau. Aš dėčiau. Nu, aš į C dėčiau čia. Kažkada buvo labai gera. Jo, prie Subaru, kaip tik, va, super, idealiai. Na gerai. Suzuki. Brendas gavno, bet kai kurie motoriai geri. A, galim dėti prie D. Iš šiukšliadėžę. Na, ką čia tokia žymesnių? Sionas. Į F gali įmesti, šiaip. Kuris yra? Nu, čia. Brendas, kuris tiesiog paėmė... Čia tiesiog šiukšliadėžė patavo, tipo. A, galim McLareną įdėti. Sioną į F gali įmesti. Palauk, kur McLarenas? D per gerai jam. Ten, kur parašyta McLaren. Kur tas McLarenas? Nematau. Smartą gali įdėti prie Mercedeso, jeigu jau tokia fanatė esi. O galim smartai į šiukšliadėžę įdėti. Jo, tai paėmė Mercedeso gabaliuką ir išmetame. Šitas čia ne Mers, čia nepatinka. Gal užtenka, manau. Man pagrindinę sudėjau. kad reikia Akurą kažkur įdėti. Ten prie Nu, Hondos. prašau, bent jau Kur McLarenai? McLarenai? Ten netelpa visas tiesiog žodis yra McLaren. Clarė automoto. Šitas, tipo. Taip. Kur tu įdėsi? Ne, čia per blogai.
Kur? Ne, nu, jeigu jau Na, tai kraunam visus superkarus, hiperkarus su B, tai... Taip. Tai gerai. Man tiesiog ant vaizdo reikia. Nežinok, man labai patinka, kai Honda aukščiau nei McLaren, Pagani, ir Realiai. Bentley, ir Lotus, ir Fera, ir Lamba, kur Honda lygia su Rolls Royce ir Nuostabus. Bentley. Aš manau, prie tokio ir pasilieka mane. Čia yra labai blogai. Nuostabus kombo, ta prasme. Idealiai. O jūs žinot, kiek mes žmonių dabar supykdėm? Tai vad parašykit, pas ką, kas dėtumėt Honda aukščiau vietoj Bugatti, Jaguaro, Lexuso, Nissano ir Feras, Lamborghini. Mes, Audi, bet tai- turim vieną. Jeigu jūs stipriai mane užheitinsit, aš pakviesiu mano sekėjus ir jie mėgsta Hondas. Jie visi parašys, kad Honda yra gerai. Na gerai, parašykit, kas dėtumėt Honda, va tai va kaip dabar jinai stovi. Bent jau vienas dalykas yra gerai, Porsche mes aukščiausiai vietoj laikom. Kaip ir turi būt. Visi su šitu sutiks. Kaip Nu, ir tu? gerai, jeigu jau, žinai, kalbėt tiesiai šviesiai ir ten triezvai šitą visą situaciją, tai mes ir Honda, ir Mazda galima ją pačią numest kur nors, nes dabar tai jie gamina ne belenką, bet tiesiog. Na, bet Kažkada čia yra buvo mūsų legendinės nuomonė. Nu, mašinos. realiai. Taip. Ta prasme, man jokio skirtumo, kas ką vairuoja, tu vairuok Tesla, Priusą, nesvarbu ką. Gali peškomobilį vairuoti. Man labai patiko šitas playlistas. Reikės dar kokių kontroversiškų pasimti temų. Mes supykdysim Na, visuomenę. gal supykdysim, gal sutaikysim kažkurio, žinai, visai ten gali būti. Pas mane Bemse visą laiką, kol vairavau Bemse, gulėjo kepurė su Hondos ženkliuku. Jo. Gerai, dabar perinam prie kelių klausimų, kurias uždavė žmonės. Tai pradedam labai svarbaus ir labai įdomus klausimo. Kada eini mėgoti? Skirtingai. Ne, žodžiu, kažkada stengiausi iki 11 neit mėgot. Kada pradėjau montuoti video, anksčiau 2 ryto neišeina. Prietarim būna tikrai tokių. Sėdi prie kompo, pradedi dirbti, žiūri į laikrodį, 2 valandą ryto, padaryta 3 minutės video toks. Gerai. Laikas praleidtas pilningai, gali išmėgoti. O tau vakarė kaip su miego režimu? Kartais būna, einu 8 ryto miegoti, kartais 10 ryto, kartais 9 vakaro. Nu, žodžiu, pas mane biški problema yra tame, kad aš dirbu oro uoste, naktinės pamainas, man kartais būna 4, pavyzdžiui, šiandien varysiu 4, po 4:10 man pamaina prasideda. Tai greičiausiai reikės biškutį bent jau pamiegoti prieš pamainą, bent jau kelias valandas, o šiaip šiandien miegojau, grįžau namo 11 ir vat iki po 3:15 gal miegojau, tai vadinasi užmigau 12, nes dar labai valgyt norėjau, tai dabar per pastarąsias 2 dienas miegojus esu, nu, tipo, per 2 miego ciklus esu miegojus kokias, nežinau, 6 valandas. nu, gal biški daugiau, nes man buvo laisva, bet va dabar bus naktinė vėl ir tada vėl naktinė, tai mano dabar bus labai labai mažai miego, o tada paprastom dienom vis tiek neišeina, kadangi įpratau nemiegoti ilgai, tai aš dažniausiai be 3 neužmiegu. Kaip tu vis dar gyveni? Aš nežinau. Manęs daug kas klausia, kada aš miegu, nes sakau, nu tai maždaug, aš dar kitam darbiškai darbę dirbu, tai per 2 darbus dirbu. Tai sakau, tarp darbo, kito darbo, studijų ir džimo tarpuose kažkada stengiuosi pamiegoti. Tai tau miegas toks kaip, gal miegam, gal ne šiandien. Miegas kaip hobi, žinai. Šiandien yra laisvo laiko, pamiegosi biški. Gal pamiegosi, padarė. Visai man patinka kartais. Jo, kartais visai fainai. Visai patogu. Kol neužktis, žinai, tipo. Kol yra laiko, reikia. Reikia išnaudoti jo, kažką nuveikti, pamiegoti. Taip, naudinga. Tai- Nežinau, kiek čia naudinga. Tu galėčiau išnaudoti tą laiką kažko veikimo ir kažko padarimo dar. Nes... Bet čia kaip hobis, kaip pomėgis pas tave, ne gyvenime, matau. Okay. Gerai, perinam prie kito klausimo. Žmogus išsigando. Ne, nu, aš esu meškinas realiai ir labai mėgstu mėgoti, čia tiesiog per paskutinius metus pasidariau kažkokį savo režimą, žinai, kad, nu, į darbą reikia keltis anksti, tai reikia anksčiau nueiti mėgoti, nu, ta prasme, reikia normaliai nueiti mėgoti, normaliai išsimėgoti, nes anksčiau tai eidavau mėgoti, kai buvau vaikas ten 8 ir atsikeldavau tik tai į mokyklą, į savaitgalis 11 kokį. Dabar, žinai, biški laiko gaila pasidarė. Ir aš neįsivaizduoju, kaip galima nemėgoti iš vis. Nu, aš galiu ten 1 parą atsilaikyti, bet 2 dieną aš po to per pietus kažkur ant stalo.
Na tai, jūs Na, žinote, kiek aš... įpratusiai čia. Bet aš labai daug metų iš savo gyvenimo atėmiau. Ir įsivaizduoju, kad aš dabar per tą savo miegą va tokį va, kur aš miegu dienom, po kelias valandas, hihihaha ir sportuoju. Tai aš nenaudoju dviejų dalykų, kurie sportui yra svarbiausia - miego ir normalaus maisto, nes aš šūdus valgau. Nes naktį, ką tu naktį pasigaminsi? Eisi, dar su tavais gyvenu, eisi vištieną keptis, aš sumuštinį sėdu. Tai įsivaizduoju, ką galėčiau pasiekti, jeigu aš normaliai miegočiau ir valgyčiau. Bet dabar tiesiog žudau save ir atėmiau už savo gyvenimą, per šitus jau dirbu gal 9 mėnesius tenai, tai kokius minus 10 metų, tai nieko tokio. Kiek dar planuoji atimti gyvenime metų savo? Žinok, jau... Kol į minusą nepradės eiti. Žinai, man 20 metų atėmiau jau šiam, nu tai kažkaip... Dar 10 metų. 3 mėnesius padirbt galiu dar, taip. Ne, bet ja, mano miegojimo rutina yra nepavydėtina ir žmonės aš jums nesiūlau taip gyventi. Žinokit, tikrai nėra gerai. Jau nušoks tas smegenis kartais. Gerai, perinam prie kito klausimą. Ambicijos gyvenime, ar turi ką darai, kad įvykdyti? Kokios tavo ambicijos yra gyvenime? Taisyt mašinas. Ne, taisyt mašinas čia realiai, kaip anksčiau galvojau, kad noriu, žinai, visą savo gyvenimą su to susijęti, bet kada atidirbau 3 metus ant dėdės, tai supratau, kad, sunku visą gyvenimą sukt gaikas ir aš galiu sukt gaikas pas save garažę savo malonumui. O realiai ten kažkokiu labai aukštų ambicijų su to YouTube ar dar kažko neturiu. Mano, dabar mokausi į IT sferą, žinai, kad tiesiog išvažiuoti iš Lietuvos, nes aš mėgstu Lietuvą, bet nemėgstu žiemos, aš nemėgstu, kai čia šalta. Kažkur išvažiuoti į šiltą šalį, atsisėsti prie kompo, dirbti, gauti ten kažkokį savo atlyginimą ir tiesiog šiltai mėgautis gyvenimu. Geras labai planas. Pas man nėra ambicijų pasidaryti ten labai turtingo arba labai žymių, man tiesiog patinka tai, ką aš darau, bet vienintelis dalykas, kuris mane biški stumia, tai tai, kad aš nekenčiu žiemos. Aš pastebėjau, labai daug žmonių nekenčia žiemos. Labai nepatinka jam ta šaltis, tas sniegas, žinai. Aš mėgstu žiemą, gal 2 savaitgaliai per visą žiemą. Vienas savaitgalis, kai, žinai, pirmą savaitgalį išvažiuoji pašert su mašina, toks, linksma. Ir antrą, žinai, gal savaitgalį, kur išvažiuoji į kalnus ir ten paslidinėjai biški. Ir viso, man žiemos užteks, man galėtų būti, ką žinau, 5 dienos, 3 paslidinėti, 2 pašert ir bus gerai. Bet dar liko mėnesis. Ne, 2 mėnesiai. Žiemos. Pas mus biški ten... Pas mus jau net ne žiema, pas mus ten tipo pavasaris su žiema sumiksuotas kažkas tokio, tipo būna ir vasaros dienų. Toks tipo šlapia, neslidu, daug purvo, sniego, nelabai irgi yra. Šlapia, šalta. Druskos. Pilka. Druska. Jie valgo mano Mazda vietą. Nebeliks Ta pažiūrėjau. druska suvalgė mano Civiką pirmą. Tu galvoji, kodėl aš Cvieką pardaviau? Iš jo nieko nebeliko. Jisai išvalgytas buvo. Rūdys visas. Realu. Pas mano mamą irgi panaši situacija dabar su druska. Mersai irgi būna. Aš žinau. Plauni mašiną vakarą. Reikėtų dažniau. Man tiesiog... Žiūrėk tu. Ne, dabar reikia nuo druskų plauti žiemą, nes šiaip, taip neverta dėl grožio dabar, nes tu važiuoji ir jį pastovi, ar taip, jį bus purvina. Bet aš labai pritingiu mokėti, o savitarnai man rankas nušala. Savitarnai šiaip žiemą labai sunku plauti, nes viskas sušalta, putos sušala. Negalvoji pirštinių nusipirk. Nepadeda. Kada tu su vandeniu, tu esi prie vandens, tau pirštinės nebepadės. Ir pačios putos ant mašinos sušala, žinai, nėra tol, kad plauti. Okay. Ten yra komplikuota situacija. Kai turėsi mašiną, suprasi, nors nelabai, nemanau, kad suprasi. Aš manau, čia bus tas žmogus, žinai, kuris visą žiemą važiuoja su neplauta mašina, kaip mano tėvas, laukia lietaus kažkokio, žinai, per lietų tą mašiną biškį nusiplauti. Ne, aš tiesiog garažę laikysiu mašiną. Taip. Tu supranti, ar garažė, ar ne garažė, kai tu važiuosi, druskas yra laukia, kai tu važiuosi. Garažė dar blogiau, nes tu važiuoji per druską, ta druska prisikabina, tu pastatai į šiltą, drėgną garažą. Taip, reikia gal nedrėgną, bet mašina buvo šlapia ir ta druska su šilčiu, su drėgme reaguoja ir tau garažė. Tiesiog atidarysi vieną dieną garažo vartus, pamatysi 4 ratus ir 5 kėdės, toks tipo. Išsaugojau. Ką daryti?
Reikia plauti. Reikia plauti. Ai, dar bus tų plovimų, dar nesiperdėl, dar turi laiko biškai. Gerai, ir paskutinis klausimas, kurį uždavė tavęs, tai kas motyvuoja sportuoti? Ar esi užsimotyvavęs sportuoti? Ne. Ne. Niekas nėra. Ta prasme, niekas nėra. Nu, yra žmonių tikrai. Motivacija labai neilgai palaiko tavęs. Nu, žodžiu, jeigu tu motyvuotas pasportuoti, tu būsi motyvuotas mėnesį. 2. Mažiau savaitę. Nu, gal jo. Čia, žinai, čia... Ne, tu gali mėnesį būti motyvuotas. Dažniausiai ir būna ta motivacija, kad aš ten tą pasieksiu ir tada galiausiai po mėnesio nebūna jokių pakitimų prieš veidrodį ir tada būna toks ir nebepasieksiu. Čia gal, žinai, toksai režimo ir disciplinos dalykas. Vis tiek visą gyvenimą ten, žinai, sportavau kažką. Nuo pat ten vaikystės, nuo 2007 iki 2019 buvo dziudo, kiekvieną dieną, žinai, treniruotės, ten buvo dar tam tarpe plaukimas, buvau kažką ten pasiėmęs jaunimo, kažkokį ten razredą, kažkiek ten įplaukiau kažkokį rezultatą. Ir, žinai, tiesiog ta disciplina, kad, nu, turėjau eiti treniruoti ir viskas. Ir vat, kada man sukako 18, aš 2 metus nieko neveikiau, nesportavau, ten tik tai vasarą su draugais kažkokį tinklinį, bet tiesiog jauties labai blogai. Nu, ta prasme, tavo kūnas ne tavo jaučiasi. Stovi toksai ir kažkaip morališkai išsekęs ir fiziškai nekoks toksai. Ir, nu, reikėjo kažką padaryti. Tai vat, pirmas mėnesis buvo sumotyvuotas, reikia gražinti savo figūrą atgal, o po to tiesiog disciplina, vat ir eini. Vis dar vaikštai? Kiek dabar kartų į savaitę vaikštai į džimą? Dabar vaikštau 6. Labai solidžiai. Kai powerliftinau, vaikščiau čiut mažiau, nes reikėjo daugiau poilsio, dabar, žinai, labiau akcentuoju tiesiog sutvarkyti figūrą, nes kai kur man trūksta raumenukų. Mažiau lašinukų, daugiau raumenų. Ja, tai dabar dažniau vaikštau, bet, nu, biškai trumpesnės treniruotės, tiesiog, žinai, dažniau vaikštau. Tiesiog gali manęs dabar nematyti, kitą salę einu. Nu, gali būti. Kokia dabar periai? Aš panoramą einu, man arčiau iš darbo namų, aš biškai laiko ir kūro sutaupau. Bet ten labai nepatogu, ten reikia, nu, aš tau kaip su mašina, suprantu, pastatyti tą mašiną, dar užkilti. Žinok, labai patogu, pastatai -2 aukšte, mėlynoj zonoj, išeini iš mašinos, įeini į liftą, pakeli iki pat džimo ir tu saliai. Nu, jokie. Tai patogu, nereikia kaip Ukmergės saliai laiptais vaikščiot, žinai, jie įcinga. Atsistoji į liftą, nusileidi, atsidaro liftas mašina. Ir pas mus dar Ukmergės šitam nesutaiso jau mėnesį to lifto antro. Aš ir taip ar taip naktį vaikštau, niekad Nu, tu nežinai, bet jo vis dar nesutais jau mėnesį. Ašgi tik sakau, kad aš perėjau dėl kūro sąnaudų, žinai, ir dėl kažkokio ten laiko ekonomijos. Tiesiog aš kojas mėgstu daryti ir nemėgstu vaikščioti laiptais po to. Kaip tik čia dar geras kardio, toks, žinai, laiptai. Tik tai ne po kojo dienos. Aš vaikštau. Mano hobis yra vaikščioti laiptais po kojo dienos. Ta šitą treniruoklį paimu, užsisatau 10 minučių ir tiesiog lipu laiptais. Aš tave galiu nuvežti po kojo dienos į kokį televizijos bokštą, galėsi užlipti, ką žinau. Važiuojam, kodėl kėdė. Palaipėčiau, ką. Ties 300 kažkokio laipto. Na, gal pasiduodu. Ir tada nei pirmin, nei atgal. Ten, žinai, tiesiog keturio man ant laipto stovi. Tai aš prieš tai lankiau džimą, kuris buvo 7 aukšte ir liftas neveikia. Taip, jis veikia tik tai pastato gyventojam, o tie, kas eina į džimą, neveikia. Tai įsivaizduokit, kiekvieną kartą, kai aš ėjau į džimą, reikėdavo užlipti į 7 aukštą ir po to nusileisti. Tai dar užlipti, bet po kojų dienos leistis. Nurėdė nuo laiptų, žinai, tokia. Tai yra tikrai buvę tokių dienų, kai po kojų dienos tu tiesiog su draugė prisėdam prie laiptų ir toks, kad dabar mes pailsėsim, nes toliau nebeįmanoma. Nu, aš savo norų lipu tiesiog laiptais. Gerai, manau, metas baigti mūsų podcastą. Labai fainai gavos. Labai ačiū, kad užsukai. Ačiū, kad pakvietėt, buvo malonu. Čia toks pirmą kartą kažkam dalyvauju. Labai fainai. Labai smagiai gavosi ir labai smagiai sudėliojom tier listą, pašnekėjom. Tad ačiū tau dar kartelį ir ką susitiksim kitam podcast'e. Paspauskit like ir subscribe mygtuką ir gražių jums naujų metų. Galiu paprašyti, ten apačioje gal palikti. Parašysim. Apačioje rasit kanalą, pasižiūrėkit. Pažiūrėkit jo. Instagramą, YouTube'ą rasit, pasižiūrėsit ir mūsų vedėjos rasit, viską rasit mūsų description'e. Tai pasičekinkit ir viskas. Ačiū, kad buvot. Ačiū.